Rubriką remia Lietuvos kurortų asociacija. Likusios kelios laidos minutės primena pažadą papasakoti apie tai, kągi šį sezoną galima nuveikti Neringoje. Tad klausime šeimininkų, kurie jau priiminėja pirmuosius svečius. Įstabus landšafto grožis, ypatingai švari aplinka, erdvė atsigauti ir kūnui, ir sielai. Neringa – kiekvieną sezoną kažko nustebinanti, kviečianti aktyviai pailsėti ar tiesiog pabūti jūros ir marių apsuptyje. Pastaraisiais metais ypatingas dėmesys yra kurorte skiriamas aktyviam poilsiui. Tai yra, žmogų mes stengiamės išvilioti iš viešbučių, poilsio namų ir norime atvilioti į gamtą. Todėl eilę metų tampa labai populiarūs jogos užsiėmimai. Ir jie vyksta paplūdimyje. Šiemet nuo birželio 25 dienos iki rugpjūčio 25 dienos šie užsiėmimai bus nemokami Nidos ir Juodkrantės paplūdimiuose. Mes labai propaguojame ir šiaurietišką ėjimą, kuris yra labai populiarus visame pasaulyje ir tuo pačiu čia Neringoje. Todėl yra susikūrę ir klubai, ir vyksta įvairiausi seminarai, ir labai daug žmonių, kurie stengiasi pasinaudoti tą galimybę būnant Neringoje. O iš kitos pusės, tai kaip būnant Neringoje nepasinaudoti dviračiu. Tai yra savivaldybė mūsų viena pirmųjų, kuri nutiesė taką per visą Kuršių neriją. Tai yra pirmieji žingsniai dviračių takų buvo pradėti Lietuvoje čia, Neringoje. Ir šiais metais sezoną mes pasitiksime suremontuotų dviračių taku ir žmonės iš tikrųjų pajus, kad pagerėjo sąlygos. Ir štai dar turiu pasakyti, prieš 4 metus pradėjome įrenginėti orientavimosi parkus. Ir orientavimosi parkus mes turime visose mūsų gyvenvietės. Nidoj, Preiloj, Pervalkoj, Juodkrantėj turim. Ir tai yra tikrai labai nuostabūs dalykai, kuomet žmogus įsigyja žemėlapį, gali pasitikrinti save, pabūti gamtoje. Tai šiemet mes padarysim keletą renginių neįgaliesiems ir pamėginsim jiems padaryti mūsų gyvenvietėse tokias varžybas, kad ir jie sudalyvautų. Aišku, populiarus yra paplūdimio įvairūs žaidimai, tai ir futbolas, tai ir paplūdimio tinklinis. Galų gale mes vien tik tai Nidoje turime 8 lauko teniso aikšteles, kur tenisas iš tikrųjų labai populiarus tampa ir vyksta įvairių varžybų. Tai manau, poilsiautojas tas, kuris ieško, jis visą laiką gali surasti. Atvykusiam poilsiautojui, turistui, Neringa, aš sakyčiau, tai yra sveikiausias Lietuvos miestas. Čia yra kurortas po atviru dangumi. Žmogus gali surasti visoms ligoms priešnuodžių šitoje teritorijoje. Tikrai gerai paieškoti. Rubriką remia Lietuvos kurortų asociacija.